Kažkas visiškai netikėtai paliko mano virtuvinę kėdę čia kupole. Nice. Žiauriai smagi diena. Lapkričio 13. O galima būti su pašiltuku. Persikeliam gyventi Birštoną ir tai jau papasakosiu kodėl. Tai manau, kad reikėtų papasakoti viską nuo pat pradžių. Galbūt kai kurie žmonės, kurie sekė mus ir mūsų kelionę, jau žino, tačiau prieš metus laiko kartu su Goda pastebėjome, jog Kaunas ne mums, tiesiog nebesinaudojome miesto patogumais, miesto pramogomis ir kažkaip vis dažniau išvykdavome į gamtą ir tik tai senais jausdavomės gerai. Ir taip viskas susidėliojo, jog nusprendėme išpildyti savo seną svajonę, apkeliauti Europą. Tiesiog susidėliojom visus savo planus, visus finansus, viską pagal tai ir beveik pusę metų kartu keliavome. Vėlgi, kaip prieš pačią kelionę mes skelbėme, jog žadame kurti savaitinius vidosus, juos kelsime į YouTube kanalą, o visą kitą kelsime į savo kanalą basomis takais. Tai galit matyti, jog iš esmės turime tik tais 2 video, tai norėčiau paaiškinti, dėl ko taip atsitiko. Gal labai savęs ir kažkaip nepateisinsiu. Tiesiog atsitiko taip, kad po 2 savaičių savo kelionės mes atvykome į pirmą savo savanorystės vietą. Iš tikrųjų, po kelių dienų savanoriavimo supratom, kad nelabai čionais bus ką ir kaip nufilmuoti. Kalno viršuje tiesiog ūkis, kuriame dirbome. Tai aplinkui nei gyvos dvasios, kažkaip tokia visiškas konkretus kontrastas tarp to, kas buvo Lietuvoje ir tarp to, kas buvo tenais. Taip paprastai kalbant, nebuvo laiko, nebuvo iš tikrųjų net ir tiek ką parodyti, darbo tikrai buvo nemažai ir tiesiog nusprendėme, kad tų video nedarysim. Tai išmokome mes begalės naujų dalykų, sužinojom daugybę naujų dalykų, nežinau, patirčių, visokių prisiminimų ir visko yra tikrai labai daug. Tai džiaugiamės tą mūsų pirmąją savanorystės vietą. O vėliau viskas taip dėliojosi, kad tiesiog kuo toliau, tuo labiau tapo vis sudėtingiau tos video daryti. Tikrai susidūrėm su nemažai keblumų. Iš esmės turėjom 2 savaitės, per kurias ištisai, galima sakyti, lijo. Turėjom iš vieno Italijos galo keliauti į kitą, kad tiesiog pabėgtume nuo lietaus, mums prilijo į palapinę, žodžiu. Buvo milijonas dalykų, kurie buvo mūsų galvoje, kai tuo tarpu galbūt reikėjo ir tuos vidosus bandyti filmuoti ir leisti. Ir manau, kad būtų įdomu visiems buvę pamatyti šitus užkulisius ir išbandymus, bet tiesiog taip gavosi ir gavosi kaip gavosi. Jo, tai atsikėlėme iš tiesų į Birštoną dėl to, nes tai buvo mūsų irgi seniai aptartas dalykas, mes žinojom, kad tai bus idealiausia vieta. Aš šiandien užaugau, čia gyvenau ilgą laiką, čia gyvena vis dar mano šeima ir mes turim didelę privilegiją ir galim gyventi mano tėvų namuose. Tai šiuo metu ir miegam salione ant sofos, nors ir turime galimybę grįžti atgal į Kauną, į savo butą, kažkaip nenorėjome šito dalyko daryti, ypatingai po kelionės, nenorėjom grįžti galbūt į tą patį tašką, kuriame buvom prieš išvažiuojant, nenorėjom, kad apskritai viskas tiek mūsų santykių prasme, tiek tikslais ir panašiai sugrįžtų atgal į tą pačią stadiją, kur buvom prieš tai. Tai kažkaip taip stačia galva paaukojom galbūt tą patogumą, visą šitą ir dabar gyvenam čia Birštone. Tai kad niekas nepagalvotų, kad šitas video yra, nežinau, skirtas kažkaip pasigirti ar atsiprašyti už tai, ką pažadėjom, bet neišpildėm. Tai taip tikrai nėra. Tiesiog prieš kelionę ir pačios kelionės metu kilo labai daug visokių minčių, visokių idėjų, projektų. Aš aišku visą laiką mėgstu prisigalvoti visokių nesąmonių ir kartais kažkas pavyksta, kartais nepavyksta. Tai vos tik grįžome į Birštoną, iškart ėmiausi savo pirmo projekto, kuris gimė pačios kelionės metu, tai yra Šalia tavęs. Norėjau tiesiog sukurti mini dokumentikų seriją, kuri man padėtų tiek portfolio susikurti, tiek pačiai bendruomeniai, tiek galų gale duoti kažką į priekį prieš bandant kažką gauti atgal. Ir jo, tikrai yra daug dar tų minčių, daug idėjų, kurios yra šiuo metu kūrybos stadijoje. Negaliu pasižadėti nieko, nes jau vieną kartą prisižadėjom, bet
tikrai bent jau šiai dienai svajoju ir labai tikiuosi, viliuosi, kad bent kartą į savaitę galėsiu sukurti panašaus tipo video ir tiesiog galbūt norime toliau tęsti tą pažadą, dokumentuoti savo gyvenimą, savo gyvenimo kelionę, galbūt tiesiog papasakoti, kaip mums sekasi čia gyventi, kaip mums sekasi įsikurti, nežinau, kurti šeimą galbūt ar panašius dalykus, kaip sekasi su tais pačiais projektais. Tai idėjų yra tikrai daug ir minčių yra labai daug. Tai iš tikrųjų norėtume suburti savo bendruomenę ir jeigu manai, kad tau patiktų toksai turinys, tapk jos dalimi.